LGD arba lengvas ginklo diržas, tai yra mūsų 2 taškų ginklo diržas. Prireikė 3 ar 4 prototipų, kol sukūrėm gaminį, kurį esam patenkinti. Jis turi greito ilgio sutraukimo ir atpalaidavimo funkciją. Tam, kad diržas gerai veiktų, reikia jį tinkamai susimontuoti. Kadangi tai yra 2 taškų diržas, mes jį rekomenduojame montuoti kuo arčiau buožės galo, nes jeigu sumontuosite diržą ant originalios ginklo diržo kilpos, šitoje vietoje sumontuotas diržas trukdės jums patogiai remti žando atramą. Tuo pačiu, jeigu jūs priekinę diržo dalį montuosite ginklo priekyje, tai jums irgi nebus labai patogu suimti ginklo, nes suimdami ginklą už apsaudo, jūs tuo pačiu suimsite ir diržą, arba reikės jums perkaišyti ranką. Todėl aš dėl savęs pasiruošiau tokias diržo tvirtinimo kilpas. Ne ką mažiau svarbus momentas, kai jūs gaunat diržą, jo galai būna svarstyti taip, kaip turėtų būti suvarstomi sumontavus ant ginklo. Pervėrus dirželį per reguliatorių, nepatingėkit dirželį grąžinti atgal, tam, kad užvertas diržas jums būtų užsifiksavę. Jeigu paliksite šitaip, ginklo diržas gali atsipalaiduoti nuo ginklo. Pasiruošiau ginklo diržo montavimui. Diržo ilgio reguliavimas prasideda šiuo momentu. Labai svarbu susimontuoti jį ginklo diržą taip, kai naudosite, greito reguliavimo sagtis būtų jums patogioje vietoje, kad galėtumėte ginklą tiek atpalaiduoti, tiek ir suviršti. Aš montuoju ginklo diržą iš dešinės pusės prie buožės, tam, kad rėmus buožę į petį, man ginklo diržas nemaišytų remti žando atramą. Na ir iš pradžių dar aš nefiksuoju diržo galo, reikės pasibandyti, ar yra patogu. Aš žiūriu, kad diržas būtų tiesas, montuoju diržą ant priekinės kilpos. Taigi, sumontavau ginklo diržą ant kilpų. Plataus diržo reguliatorių nusistatau vidurinę padėtį. Šią dalį palikom reguliavimą tam atveju, kad jeigu jums daugiau apsirengite, susimontavot ant šalinės liemenės camelback ar mini kuprinaitę, tai jums gali pritrūkti ginklo diržo ilgio. Iš čia galite diržą prasilginti ir toliau sėkmingai naudotis greito reguliavimo svirtimi. Arba kitas atvejis, kaip tik tai vasara, apsiluko tik tais kompačirtą, liemenės nugara be jokių ten papildomų aksesuarų. Čia šitą ginklo diržą galite susiveržti. Arba ginklą užsimetėt už nugaros ir norit, kad jis kuo sandžiau prie jūsų būtų, jūs katsat apkasą, nešus užėsti ar atliekat kitus darbus, tai irgi tuo pačiu galite šitą reguliatorių priveržti ir dar paveržti ginklą diržą iš greito reguliavimo svirtės. Palieku plataus diržo reguliavimo ties viduriu, na ir greito reguliavimo sagtį irgi nustatau maždaug ties viduriu. Na ir susireguliavus, pažiūriu, ar man yra tinkamas diržo ilgis. Tokia padėtis yra optimali patruliavimui. Ginklas kabo jums patogiam aukšte, jį paleidus jisai nenukrenta žemiau kelių, netrukdo jums judėti, jūs galite panaudoti savo rankas ir tuo pačiu jūs galite atlikti šaudymą. Susiveržus dar patogiau. Šitoje padėtyje aš irgi dar galiu šaudyti, bet jau ta padėtis yra labiau ribota. Na ir ką dabar matau, kad man ginklo diržo ilgis yra beveik tinkamas. Gal dar reikėtų truputį paveržti jį iš buožės galo. Taigi, diržas ant ginklo yra sumontuotas, kaip ir pradžioje akcentavau, dirželio galas yra užfiksuotas. Na ir jeigu jums lieka per ilgas tas laisvasis diržo galas, jeigu jums nemaišo, galite palikti taip kaip yra. Jeigu netinkit, galite apsivinioti jį su izoliacinė juosta. Nerekomenduojam jo nukirpti, jeigu tą padarysit, tai būtinai uždeginkit, kad nepradėtų dirželio galas irti.
Na ir parakordo kilpų pliusas yra tame, kad jums nereikia galvoti papildomai apie ginklo diržo tildymą. Skirtingai nuo karabinų, taip sumontuotas diržas ant ginklo jums nebarškės. Tačiau jeigu jūs turite karabinų, čia tinka bet tokie karabinai su 2,5 cm kilpa, tai vienas iš populiariausių yra Jäger Koch tipo karabinas, jį galite irgi puikiausiai susimontuoti ant šio diržo ir montuoti jį ant tų pačių parakordo kilpų arba ant originalių diržo tvirtinimo kilpų.